dar vienas MVP apdovanojimas. Kiek dar tai tau kelia džiaugsmo? Kelia džiaugsmo daug. Kiekvienas įvertinimas yra viso darbo atspindys. Tai smagu, kai žmonės tai vertina ir nepavyko šiemet į ketvirtą šį, nepavyko medalio laimėti, tai smagu kažkiek bent jau, kad asmeninis apdovanojimas atiteko man. Buvai pristatytas kaip nacionalinės krepšinio lygos Jordanas. Sutinkis? Ne, Barklis gal. Norėčiau Barklis, Rodmanas labiau, gal ne Jordanas. Bet pagal MVP titulus ir ilgaamžiškumą, turbūt esi geriausias Urbo NKL žaidėjas visų laikų. Kaip pasvertini savo tokį pripažinimą? Na, aš manau, Šaras labai gerai vertino apie tos GOAT kalbėjimus, kad reikia laimėti titulus. Aš esu laimėjęs titulą, kai buvau jaunas, tada buvau irgi pagrindinė dalis komandos turbūt, ar apie vieną pagrindinių. Kaip dabar, ar aš tas GOATas pagal asmeninius rezultatus taip, pagal laimėtus titulus turbūt ne ir visumoje. Man smagu, kai tai mane vadina, bet aš turiu tą pačią nuomonę, kad titulai yra GOATo, kaip čia pasakyti, apibūdinimo pagrindinė dalis. Turi patirties laimėti tokius apdovanojimus, kaip šventi ir kaip juos pamini? Tai labai, nežinau, įvairiai. Praeitais metais paminėjau kariuomeniai, net nebuvau apdovanojimas. Šiemet, mes esam su šeima, važiuojame į Vilnių, išskrendame į Turkiją, tai manau, šiemet paminėsim įspūdingiau. Gerai, smagių tavo atostogų ir sveikinu. Ačiū.